Taip, jau pradėjome, esame live transliacijoje. Super, tai kas žiūri per laivą, galite jungtis ir per Zoomą. Jeigu tik žiūrite laivo įrašą, kurį įkėlė Eglė, arba matote jį mano profilyje, tai galite nueiti į aprašymą, tenai yra parašyta, kaip galite gauti dovaną. Tai komentaruose rašyti augimas, gausite dovaną ir šio laivo įrašą per YouTube, jei jums nėra labai patogu žiūrėti live formatu. O jeigu žiūrite gyvai, galite jungtis per Zoomą paspaudus nuorodą ir ateiti čia pas mus į kompiuterį. Tai Eglė, apie ką šiandien kalbėsim? Taip, tai sveikos visos dar kartą. Kas jungsitės per Zoomą, tai tikrai drąsiai galite jungtis, matysite geriau galbūt skaidrės, kas norite per laivą žiūrėti, žiūrėkite per laivą. Pirmiausia, gal prisistatysiu tavo auditorijai. Esu Eglė moterų identiteto kaučerė, padedu moterims auginti savo verslą per identitetą, per vidinės įvairiausias baimės, kad jų iš tikrųjų nebūtų tų baimių, ar ne. Tu daugiau dirbi su strategija, tai va šiandien šita live transliacija apie tai ir bus. Tai dar kartą sveikos visos ir tada galim jau po trupučiuką pradėti eiti link mūsų pagrindinio tikslo, ar ne? Mūsų, aišku, 10 principų meistrį, kuri auga, o ne stagnuoja. Teisingai? Taip, kadangi Eglė pristatė, taip pat ir aš prisistatysiu, esu Brigita ir būtent dirbu su grožio meistram, kuriuom šiandien ir kalbėsim apie augimo principus. Ir aš būtent padedu meistram pritraukti klientus per socialinius tinklus be mokamų reklamų, kad tos pajamos būtų stabilios. O Eglė yra būtent apie mąstymą, bet kaip žinom, verslas yra 80% mąstysenos, 20% strategijos. Nei be to, nei be ano negali būti to augimo. Būtent todėl mes ir sujungiam savo dvi temas, kad jums šiandien suteikti daug vertės. Taip, tikrai. Tai vat, Eglė, kaip manai, vat, kodėl gali dvi meistros turėti tokį patį talentą, abi labai stengtis, bet vis tiek gali turėti kitokį rezultatą? Tai viskas prasideda nuo pirmiausia savęs matymo, kaip aš save pati suprantu. Viena meistrė tikrai gali turėti pilną grafiką ir nuolat prisitaikyti prie klienčių, vakare gali neturėti visiškai jokio gyvenimo, ar ne, pasakys, kad 9 valandą ar galite mane priimti, taip, galiu, viskas ok, o kita meistrė dirbs labai ramiai, žinos savo ribas, pas ją prasideda darbas 9, baigėsi 5, turi gyvenimą, verslas auga, nes turi laiko ir strategijai pasivystyti, turi laiko savo asmeniniui augimui vystyti ir aukti, žino savo aiškiai ribas, žino, kaip sakoma, turi savo tą tokį vertinimą savęs ir automatiškai ji auga, o kitoji, nelabai auga, jinai tiesiog dirba, sukūrusi yra darbo vietą, tiesiog dirba ir galiausiai tas darbas dažnai labai gaunasi darbas dėl darbo, bet ne darbas dėl geresnio gyvenimo. Taip, ir skirtumas ne vien tik tas talentas, bet kaip ir sakom, skirtumas tai, kuo jį tiki, koks jos identitetas, koks mąstymas, kokius sprendimus ir kaip jį tuos sprendimus priima ir kodėl ir kokius veiksmus jį kartoja tie įpročiai. Tai šiandien būtent ir išskaidysime tuos principus, kurie keičia tavo santykius su verslu, kurie keičia ir tas pajamas ir tavo identitetą ir leidžia tau būti tai antrai meistrai. Taip, teisingai. Nes mes, kai pažiūrime tą kitą meistrę, kuri užsipildžiusi, mes bandome kopijuoti jos veiksmus, tai, ką jie jau turi. Ne, pasižiūrime žmogų, reikia nukopijuoti tą turinį. Bet ko mes nematom, tai jos to identiteto, jos to vidinio pasaulio, kuris iš tikrųjų daug ir mūsų verslo rezultatų kūrė, daug ir mūsų pajamų kūrė, mūsų gyvenimo kūrė. Nematom, kokius sprendimus jį priima, kaip jį elgėsi su laiku ir pinigais, kokius pažadus sau ištėsi, ką daro net tada, kai jai sunku, kai nejauku, kai baisu, kaip jį peršoka tą baimę. Tai tie dalykai sukuria rezultatą. Ne tik tas postas, kurį įkėlė ar kažką, va šitų dalykų jau taip nenukopijuosi, nepamatysi, todėl mes būtent šiandien juos ir atskleisime. Ir kągi mes Eglė jom parašėm. Taip, tai mes turime jums dovaną. 10 augančios grožio meistrės principų. Gausite kiekvieną gidą, tą, kurį norėsite, atsiųskite žinutę augimas ir tame gide bus dar 2 dovanos, ar ne? Taip. Tai bus tavo, Brigita, video, papasakok apie savo, kas tenai konkrečiai laukia.
Tai šitam gide, kad jums nereiktų visko įsiminti, bus visi jūsų veiksmai, visi klausimai, toks testukas, kad matytumėte savo poziciją, ar augate ar stagnuojate. Tuomet bus mano video pridėtas, tai bus 10 klaidų jūsų klientų pritraukimo sistemoje, kad jas susitvarkytumėte ir ta sistema pas jūs pamatytumėte, kur ten yra spragos, ką reikia taisyti. O iš Eglės pusės? Tai bus mano video apie 10 mąstymo klaidų, kas trukdo auginti verslą iš identiteto pusės, iš tapatybės, kokia aš turiu moterimi tapti, kokias aš klaidas apskritai darau, kad mano verslas neauga. Nes kaip ir minėjo Brigita, labai pradžioje gerai 80% yra mąstymo ir 20% strategijos. Nes bet kokiu atveju mes turim labai gerai suprasti, kas aš esu, kad save įprasminčiau toje strategijoje, kad jinai iš tikrųjų veiktų. Nes šiandien dienai tikrai nėra žmonėm galbūt taip įdomu vien stebėti ekspertiškumą, tai yra be galo svarbu, bet labai žmonėms yra stebėti ir kokios to žmogaus vertybės, kaip jisai kalba, kuo jisai tiki ar ne, kas jam patinka ir žmonės tikrai perka šiandien dienai ir patį žmogų. Taip, taip. Ir abi tas dovanas, tai realiai iš vienos dovanos išsinešit 3, jeigu norite gauti, skenuokite kodą arba eikite pas mane, Brigita pačioje tarpelis karo ir parašykite žodį augimas, atsiųsime ir dovaną, ir kitas 2 dovanas, ir šį laivo įrašą. Tai dovanų tikrai begalė, o mes einame toliau. Taigi, Eglė, tas pirmas principas. Ji nelaukia, kol dings baimė. Ką tai reiškia iš identiteto pusės? Tai labai gražiai jau čia ir parašyta yra, kad pasitikėjimas neatsiranda prieš veiksmą, jis auga bedarant ir matant, kad aš galiu. Tikrai labai daug moterys overthinkina, labai daug pergalvoja prieš patį veiksmą, daryti tai ar nedaryti ir panašiai. Bet realybė yra tokia, kad mes niekada nesuprasime ir nežinosime to nepabandžiusios. Ir yra tas tarpas tarp noriu ir darau, tas plyšys nežinomybės. Ir moterys dažniausiai bijo nežinomybės jausmo to, nes kaip mūsų nervų sistema veikia. Jinai niekada neieško to, kas yra naudinga, ar ne? Jinai žiūri tai, kas jai yra pažįstama, nes pažįstama yra saugu. Ir automatiškai stagnuojame keisdamos ten, tarkim, darbo savo specifiką, ar ne? Galbūt reikia kainą kelti, galbūt reikia, nežinau, iš meistro pozicijos, galbūt norisi išeiti į instruktorių, sakykime, paskui prieisim prie mano asmeninės patirties, nes aš pati esu dirbusi grožio srityje ir tikrai labai visko prisižiūrėjusi ir mačiusi, kiek daug talentingų grožio meistrų daugelį metų tiesiog yra toje pačioje vietoje. Tai bet kokiu atveju reikia pradėti daryti ir po veiksmo pradės augti ta motyvacija, psichika supras, kad aš nenumiriau, kad man viskas yra gerai, nervų sistema prisitaikys ir tada jūs žygiuosite toliau. Taip, prieš veiksmas ir sukuria tą netgi motivaciją, kad neturiu motivacijos, tai nedarau. Ne, padarai ir tada turi. Neturiu pasitikėjimo, turiu baimę, nedarau. Ne, padarysi, tada atsiras. Ta baimė dings ir atsiras tas pasitikėjimas. Ir iš verslo pusės, ką tai reiškia, kad mes galvojam, kad nebijau, man saugu, šilta, gera, nieko neprarandu. Bet ojetau, kiek ta baimė, kiek tas buvimas vietoj kainuoja tau dar 3 mėnesius, dar 12 mėnesių ten pat likti. Kiek tų klienčių prarandi, kiek klienčių pas tave negrįžta, kiek augimo tu prarandi, emociškai kiek tu tai kainuoja, laiko prasme kiek tu tai kainuoja, būti tame ir laukti, kol dings baimė. Mes galvojam, kad dings baimė ir viskas, turėsim. Bet kol mes laukiam, tas laiko tarpas, tu jau galėjai kažką pasiekti, bet tu čia tiesiog išbuvai ir neį į viršų. Ir tas atotrūkis tau kainuoja begalę. Taip, tikrai, Brigita, ir laiko prasme, ir finansų prasme, ir kas baisiausia, tai ta emocinė prasme, kad krenta savivertė. Nes tu pastoviai savo galvoje pasakiusi, kad noriu, kaip nutrini tą savo tokį kaip pažadą, jį tiesiog užbuksuoji ir jam neleidi augti. Ir kiekvieną kartą savo, kartodama tuos pačius veiksmus per baimę nedarimą, patvirtini, kad negali. Ir tas dalykas yra labai emociškai sunku tą dalyką atlaikyti ir tada automatiškai neauga nei pajamos, nei niekas. Nors iš tikrųjų tie veiksmai, mes gyvenam tokiam gyvenime kaip sapne, kaip žaidime. Realiai tai yra žaidimo taisyklės. Tu gali eiti ir daryti, atsiskirti nuo to, ką apie mane pasakys, nes dar yra čia kiti klausimai, ar ne, ir taip toliau, nes dažnai galvojam, kai pradeda meistrės dirbti ir kurti turinį, jos kuria turinį ne kiek klientai, bet kiek savo, ne tai kad konkurentėm, kolegiam, kad neduok Dieve kažką netai pasakysiu, netai parodysiu ir taip toliau. Bet čia turime eiti į tarnystę.
galvodamos apie savo tikslinį klientą. Taip, taip, ir tarnaudamas jai. Ir Taip, jūsų vienas veiksmas šiuo atveju yra, aišku, yra sunku iš karto, kaip sakau, nerti į tą šaltą vandenį, nereikia save šokiruoti ir visiškai išeiti iš tos komforto zonos, kad tenai drebėtumėt nuo tos taip, baimės, bet sumažinkit tą veiksmą. Jeigu negalite įkelti video kalbant, įkelkit voice overį, tik tai balsą be veido. Jeigu taip, nenorit kelti kalbant, įkelkit nuotrauką. Jeigu negali įkelti, tai nežinau, 3 kartus per savaitę, kelk po vieną į savaitę. Pradėkim taip, nuo mažo veiksmo, pripratinkim, parodykim savo tai nervų sistemai, kaip sakai, kad tai yra saugu, kad nenumiriai, kad viskas taip, yra ok. Kainos negali kelti 10 eurų, pakelk eurų, pakelk 5, bet tai, va, tai nėra pretekstas nieko nedaryti, kad, oi, aš bijau, nu tai viskas arba nieko. Negaliu to visko padaryti, tai darysiu nulį, liksiu ten, kur esu. Mažiukai žingsniukai. Vat taip, laipteliais lipam į viršų. taip. Koks Gerai. antras mūsų principas? Taip, ji žino ir neapsisprendimas irgi yra sprendimas. Va čia apie ką mes iš tikrųjų prieš tai jau kalbėjome ir palėtėm šitą temą, kad tikrai neapsispręsti irgi yra spręsti tam. Čia yra priimtas sprendimas. Tai labai dažnai renkamės ne tai, kas mums geriausia, o tai, kas pažįstama. Taip išsaugome savo jausmo, bet ne augimą. Tai aš gal šitoj vietoje net nesiplėsiu, nes aš apie nervų sistemą jau pasakiau prieš tai, ką darom, kai nepadarom ir kad tą patį pakartojimą mes jį įtvirtinam, mūsų neuronų jungtys vėl taip pat fiksuoja taip, kaip buvo iki šiol ir mes gyvename tą pačią seną realybę ir niekaip neišeinam į tą naują realybę. Taip, taip, ir jūs vat liekat tam pačiam taške, kaip kalbėjom, ir tas pats taškas, nu, netgi galima paskaičiuoti, jeigu jūs nepakėlėt kainos jau metus atidėliojat, tai kiek turėjot klienčių, tiek ir pažiūrėkit, ten padauginkit, tas kainos pakėlimas ten ir 5 eurai, ar kiek galėjote jūs prarasti. Ir palyginkite šitam atveju, vat kaip minėjau, ne, galvojam, kad aš saugi. Tai tas sprendimas nedaryti nieko yra irgi sprendimas, ne, kaip sakė Eglė. Ir palyginkite 2 kainas šiuo atveju. Kiek kainuoja jums eiti į augimą, nes yra kaina, mes to neneigiam, bet ir palyginkite, kiek kainuoja likti ten, kur esi. Ir šitas 2 kainas palyginkite, kas jums labiau skauda. Turi žymiai labiau skaudėti likti ten pat, nes jeigu nedega, taip sakant, po apačia, tai jūs ir neisit tą augimą, nes augimas jums atrodys emociškai, psichiškai, protiškai, nepagalvojus tikrai apie tai, kiek dabar kainuoja, jūs galvosite, kad augimas čia stengtis kažką daryti, savirefleksijas daryti, kelti socialinius tinklus, kad daugiau kainuoja, bet iš tikrųjų ne. Kainuoja daugiau ta iliuzija, kad tu esi čia ir tau niekas ir nesikeis, kad tau nieko ir nekainuoja tas buvimas, kur esi. Bet ten daugiau kainuoja ir turite tą suprasti, suvokti. Taip, tikrai. Ir ta kaina buvimo čia, dar reikia pasižiūrėti, ar man joje labai čia toks didelis komfortas būti. Ir išsirašyti savo tam tikrus dalykus, va ant lapo, kokie yra pliusai, kokie minusai, kad turėtumėte tą atsvarą ir pasižiūrėtumėte, kodėl jums apsimoka likti, kodėl naudinga likti ten, kur esate ir kokia būtų nauda, jeigu jūs iš tikrųjų iš to išeitumėte. Ir tada bus labai viskas jums aišku, ką daryti. Labai gerai pasakai, kokia nauda, nes yra nauda likti, kur esi. Nereikia išsišokti, nereikia daugiau laiko skirti socialiniam tinklam, nereikia savęs kelti, kolegės nieko nepasakys, nereikia dar kažko padaryti. Ir palyginkite vėlgi, išrašykite ant lapo, kokia nauda išeiti iš to. Ir pažiūrėkite, kas jums labiau apsimoka. Tikrai taip. Ir vėlgi, va čia kaip ir kalbėjome, ne, kas daugiau kainuoja. Tai iš tikrųjų galim ir netgi prašokti, nes tu jau pasakei tai. Ir dar netgi, sakyčiau, kainuoja ir iš kitos pusės. Mes nepamatom, kad konkurentės pradeda anksčiau. Mums kainuoja ta įgūdžio stoka. Ne, jeigu mes nepradėjom filmuoti, tai mes galvom, kad mes nefilmavom, bet kitos filmavo. Jos jau metus sutaupė to laiko. Jos jau po metų yra geresnės. Ir mes dabar, kai pradedam, mums reikia mokėti tą naujo įgūdžio kainą ir dvigubai netgi. Mums kaupėsi tos palūkanos, to įgūdžio neturėjimas. Kai mes to nedarome, tai ir iš tos pusės kainuoja ir reikėjo pradėti vakar, bet aišku, tai nėra priežastis nepradėti šiandien ir būti tą pradedančiąją, kur va tas pradedančiosios mąstymas ir turi pas jūs būti. Bet kaip ir pačios pradėjote savo sferą ir būna sunku iš pradžių, bet tu tą įgūdį įgauni. Kaip ir pačios, kaip meistrės, juk visada, Eglė, ne, reikia kas metus ir net ne kas metus, o tiesiog visada tobulėti, nes gali konkurencija pražengti.
Taip, tikrai, kad savo srities profu tu turi būti, tai čia faktas, net nėra kalbos apie tai, bet vėlgi tas lyginimasis, kad kita geresnė, tai jo, čia šitoje vietoje truputėlį sustočiau, sustabdyčiau, kad nebūtinai reikia taip jau lygintis, gal labiau lygiuotis, kad aš irgi norėčiau būti tas pro geresnis meistras, bet niekada negalvoti, kad man reikės būtent metų laiko, nes kito žmogaus patirtis, kiek jis įdeda tos patirties ir darbo, gali jinai sutrumpėti iki 3 mėnesių. Ir kartais jisai gali daug daugiau turėti tos patirties, negu kad žmogus per 3 mėnesius. Tai šitoje vietoje nestagnuokite, jums galbūt metų laiko net nereikės, jums gal reikės daug trumpesnio laiko, viskas priklausys nuo jūsų to įstringo noro, kiek jūs norite to. Taip, taip, bet žinoma, kuo anksčiau pradedi, tuo daugiau savo to laiko staupai. Sau tikrai. Mhm. Taip. O kitas mūsų punktas jau yra, kad meistrė renkasi ilgalaikį rezultatą. Tai Egle, kaip tai atrodo iš identitetų pusės? Taip, tai trumpalaikis diskomfortas gali sukurti ilgalaikę laisvę, taip, aš suprantu. Tai nėra raginimas nuolat persidirbti, tai gebėjimas pasirinkti prioritetą. Nes kaip atvirkščiai vyksta, mes ir šiaip gyvenime labai mėgstam tokius trumpalaikius malonumus, ar ne, kurie kainuoja mums ilgalaikę nenaudą, sakykime, ar ne, mes ilgalaikės naudos ten nepatiriame. Tai kaip tik tas trumpalaikis diskomfortas atvirkščiai jisai sukurs ilgalaikę naudą. Ir kartais tikrai reikia, galbūt, pasakysiu, ir paaukoti ir tam tą tikrą laiką, ar ne, nes pradžia niekada nėra tokia, kad būtų viskas labai lengva ir flow, ar ne, kaip sako moteris, o aš noriu iš lengvumo daryti verslą ir visą kitą. Ateina tas laikas. Bet jis ateina tada, kada mes lavinam įgūdžius tam tikrus, ar ne? Bet pradžia jinai visada yra sudėtingesnė. Ir pačioj pradžioj mums labai svarbu yra sužadinti smalsumą. Smalsumą, kad aš smalsiai norėčiau domėti savo sritimi ir ne tik sritimi, bet jeigu aš noriu būti gera meistrė socialiniuose tinkluose, būti matoma, tai man reikia tikriausiai pradirbinėti tą baimę būti matomai, lyginimąsi su savimi, žinoti savo ribas, kurioje vietoje, kaip aš noriu savai prasminti ir parodyti, kas aš esu per žmogus. Šitoje vietoje labai reikia pasidaryti, ir jūs marketingo srityje darote avatarą. Bet aš darau tą avatarą, kas aš esu savo. Nes kai tu save žinai ir įprasminį įdedi į tą marketingo strategiją, koks tu esi avataras, kokie tavo tikslinės auditorijos avatarai ar ne, tu tada esi tikra aš. Nes kas būna, kai moteris įsijungia ekraną, kas būna, kai reikia daryti kitus žingsnius, užsideda toksai filtras. Tarsi vis tiek, ne visiškai aš esu ar ne, o žmonėm patinka tikrumas. Aš irgi daug seku įvairiausių grožio meistrų ir aš visada atkreipiu dėmesį ir į tuos, kurie dalinasi tas, kas jie yra kaip žmonės, net ir užkulisiais, ir darbo užkulisiais, ir kas jiems sekasi, ir kas nesiseka, ir apskritai savo gyvenimo, kuom jie gyvena, ar ne, nes irgi tas dalykas labai svarbus. Ir tas iš tikrųjų labai padeda auginti savo auditoriją, padeda auginti pasitikėjimą, nes socialiniai tinklai realiai yra apie pasitikėjimą. Ir automatiškai jūsų verslui tai turi visiškai kitą grąžą, visiškai viskas kitaip veikia. Taip ir ypač pradžioje, nes negalime, kaip sakai, tas lyginimasis, į kitą meistrą žiūrėti, o pas ją tiek įstraukimo, pas ją tiek pajamų, bet tik kiek kelio nuėjo iki to. Ir kiekvieno žmogaus kelias skirtingas. Ir ypač, kai mes norim to ilgalaikio rezultato, norime tų pajamų iš socialinių tinklų, norime to augimo, negalime sėdėti ten 5 centus, 5% tos energijos ir tikėtis ten 90% to augimo. Tokių palūkanų nebūna, ties investavimo, tokių palūkanų nebūna gyvenime. Ypač pradžioje tu turi normaliai įdėti, ypač įgūdžius, bet pradžioje įdirbi tokį padaryti, kaip ir grožio srityje. Su atsiliepimais vien pati klienčių bazė, kol auga ir kaip sniego gniūžtė eina. Bet iki to tu turi išdirbti turi įdėti tą įdirbį, turi būti daug laiko ir daug pakartojimų, aišku, su teisinga ta sistema, tu gali to laiko sutaupyti, bet vis tiek turi būti tas įdirbis ir jūsų veiksmas šitoj vietoj būtų rezervuoti tą vieną konkretų laiką, augimo bloką jūsų savaitėje, kad būtų tas laikas paskirtas, kaip ir pas Eglę parašyta, gebėjimas pasirinkti prioritetą. Nes kai tas laikas nepaskirtas, kai mes nematom, kiek mums kainuoja to laiko nepaskirti, kai mes galvojam, pabūsiu toj baimėj, kur esu, tai ir rutuliuosi savaitę po savaitės, metai po metų, o dabar 3 mėnesiai likę ir tas laikas niekada nebus paskirtas. Jeigu jis nėra paskirtas, nėra kalendorijoje, nematote jo kainos, tai jūs ir pasirinksit kažkokį kitą prioritetą. Greitai tą klientą įtraukti 9 vakaro, su draugiam kažkur išeiti, kas balansas yra gerai, bet vėlgi mes kalbam apie tą
ilgalaikį rezultatą, trumpalaikį diskomfortą. Taip, taip, taip. Teisingai. Einam prie kito principo. Ji nekuria gyvenimo vien aplink kitų poreikius. Oi, čia apskritai visur gyvenime, bet labai labai šitas ribas reikia tikrai grožio meistrėm apsibriežti. Aš pati taip gyvenau, kad labai gyvenau, kai dirbau. Aš buvau grožio meistrė, dirbau su nagais, dariau nagus. Ir tikrai, kai patenkindavau visų klienčių poreikius, ką jos norit, aš ten labai labai įsisėmiau asmeniškai, nes aš labai nemėgau kristaliukų visokių, nemėgau dailių ir taip toliau, nes aš esu klasikos žmogus, man patinka klasika. Ir kol aš patenkinau visų poreikius, kol jos norėjo, aš dirbdavau, labai ilgai dirbdavau ir aš uždirbdavau tuos pinigus, bet grįžus namo vos ne ašara bėga, kad tu net negali normaliai išleistų pinigų, tu svajoji, kaip tu su drauge sėdi laisvės alėjoje ir geri kavą ir tu žinai, kad tu neturi to laiko išgerti kavos su drauge laisvės alėjoje ir tiesiog žiūrėti bukai, kaip vaikšto žmonės. Tai iki tokio dalyko nereikėtų dasivesti, reikia čia ir pasižiūrėti savo kainodarą, reikia pasižiūrėti, kaip jūs norite dirbti. Ne visoms galbūt meistrėm tas pavyzdys kaip mano tiks, nes yra kosmetologės, kur reikia daryti tai, ką reikia atlikti žmogui, gal permanento kažkokia meistrė, bet vėlgi su permanento meistrėm irgi, kai išnekėjau, tai sako, žinai, būna ateina paprašo tokių dalykų, kad tu tikrai žiūrėdama į tą veidą nedarysi to, dėl savo, nes tu esi profesionalė, tu to nedarysi. Bet yra kas daro. Tai visą laiką reikia pasižiūrėti tas ribas, nes tikrai visos turime tas pačias 24 valandas, skiriasi neturimas laikas, o tai, kam leidžiame vėlgi tapti prioritetu ir kam skiriame savo laiką. Tai aš kai pradėjau, pavyzdžiui, pakeičiau savo specifiką, kad aš vis dėlto nebenoriu taip dirbti, kaip anksčiau dirbau ir noriu pasilikti klasiką, tas, kas man iš tikrųjų patinka, aš pradėjau galvoti, kokia ideali mano klientė turi būti. Tai aišku, tos, kurios skuba, nes joms reikia greitai, nes aš labai greitai dirbau ir aš galėjau greitai dirbti. Toms, kurioms reikia klasikos, toms, kurioms patinka labai labai švarus manikiūras, nes aš vėlgi ten labai mėgau tą švarų manikiūrą ir ten sėdėdavau prie jo. Tai pas mane pradėjo keistis, atėjo gydytojos, advokatės, teisininkės, tos moterys, kur tokios labai laikas sustyguotas, kur reikia greitai padaryti, gražiai ir paleidžiu. Ir man tas dalykas labai tiko, pas mane automatiškai aš atveidrodžiavau, pradėjo keistis ta klientūra, būtent tokie žmonės atėjo ir aš tuo metu buvau labai laiminga, kad visa tai vyksta. Tai čia tokia mano asmeninė patirtis. Tu, Brigita, iš savo pusės. Taip, grįžtant prie tų poreikių ir prioritetų, tai ir būna, kad mes pradedam dieną vaikai, tada klientės, tada kolegė kažko nori, gal kavos išgerkim, saldainį paimkim, storiai palauks, tada vėl vaikus pasimti, dar šeima, dar pačiai paskrolinti reikia. Ir taip diena iš dienos, savaitė iš savaitės, mėnesį iš mėnesio mes taip reaktyviai gyvename. Kas yra prioritetas? Aš sąmoningai paskirstau savo laiką, o ne taip, kad aš reaktyviai pagal tai, kas nori iš manęs paimti mano laikas, pinigai, kas išims tą eurą, tos 5 eurus ir eina. Čia tipo atviras bankas, gali kas nori tas pasimti. Ne. Ir tą energiją atiduodi vienai, kitai, trečiai, žiūri, iš tavęs jau nieko nebeliko. Taip, tas konvejerių, kas tikrai meistras, su kuriuo aš kalbu, nenori to konvejerių dirbti, nori dirbti kokybiškai ir jos nenori dirbti nuo ryto iki vakaro, irgi pasiskirsto dienas, kad būtų kas antra, kad būtų ten laisvadieniai, ne taip, kad diena iš dienos ir visą dieną ir visas dienas per savaitę tu varai ir varai, o kad būtų paskirstimas. Ir šiuo atveju ne tik reikia darbą pasiskirti, bet ir laiką augimui, laiką finansam, laiką administracijai, laiką asmeniniam augimui, mąstysenai, identitetui. Čia irgi yra verslo dalis. Nėra verslas, grožio verslas, kad tik tai buitis ir klientės. Ne, neegzistuoja. Tavo tikslai egzistuoja. Tavo augimas į priekį egzistuoja. Socialiniais tinklais su kitom galimybėm, kaip minėjai, pačios ir ekspertas gali tapti ir programą. Tai vėlgi tas veiksmas jūsų turi būti įdėtas. Kiekvieną savaitę jūsų laikas paskirstytas. Ne tik klientam, kad turiu klientę 13 valandą. O kada tu su laiko paskyrai? O tu užsibukinai savo laiką? O yra Egliai laikas kalendorijoje, yra Brigitai laikas kalendorijoje. Ar tik tai Simonai, Kristinai ir Oksanai, ten jų nagam, jų problemom, jų tikslam, jos kalba apie savo gyvenimus tavo kabinete. O kada tu kalbi apie savo? Kada tu dirbi link savo?
Šito Taip, laiko reikia ir jis turi būti pasikartojantis. Ir taip. ne, non-negotiable, toks nenukeliamas, kad planavau kelionę, planavau išgerti kavos ramiai ryte, ko irgi būna meistras dažnai nori. Nu, bet Arba to pačiu, nepavalgęs, į tualetą nenuėjęs meistras, taip, pragyvenau šitą laikotarpį. nespėjo nei valgyti, nei į tualetą atsiprašant, nei niekur. Taip, taip, Reikia ir save dėti kaip prioritetą. Savęs taip. nepalikti. Kai liks laiko, ne, ne strategija. Tai taip, čia visi yra tie trikdžiai, skrolinimas, smulkus visokie prašymai, klientė įkišta į kiekvieną tarpą, marketingas nuolat atidedamas. Aš dar norėjau pridurti, žinai ką, nuo ko reikia iš viso savo gyvenimą pradėti planuoti? Šiaip, nuo ko? Vertybių. Nuo atostogų, jeigu jau taip pasižiūrėjus, pirmiausia, reikia atostogas susiplanuoti ir aplink tada viską jau tada planuotis. Va čia, va tada, pirmiausia, tu tada žinai, kad tu turi malonumą ir tu dėl to malonumo norėsi pasistengti. Ir galų gale tu tada pradėsi kitaip dėlioti savo darbus, kad patirtum tą malonumą, jeigu jau taip praktiškai Nu, taip pasižiūrėjus. irgi, ne kas lieka, Ne kas o kas lieka. jau užimta. O kas užimta, tai va ir ta pati strategija, ten asmeninis augimas, laikas šeimai, šitie dalykai vis dėlto yra pirmesnis reikalas. Ir juos reiktų atkreipti dėmesį, nes tada automatiškai, jau kai ateisite dirbti į darbą ir strategiškai kažką tai bandysite daryti, kaip plėtoti, gal online kursą pasileisti, gal iš meistro išeiti į instruktorių, gal saloną atsidaryti ir taip toliau, tai tame laike sumažės jūsų skrolinimai, trikdžiai ir taip toliau, nes jūs žinot, kad jūsų laikas suplanuotas šeimai, man, malonumas, dar kažkas, tai ir aš turiu dabar į tai spėti. Dings telefonai, dings Instagramai visi ir sėdėsit ir darysit tą, ką iš tikrųjų reikia daryti, tam, kad dirbtumėt ne dėl darbo, o dirbtumėt dėl to savo malonumo ir jaustumėt balansą gyvenime. Čia yra balansas yra realiai svarbiausias. Aišku, aš nekalbu apie tą balansą, kad vienu metu viską subalansuoju. To praktiškai neįmanoma subalansuoti. Mes gyvenimo etapais balansuojame tam tikrus dalykus. Bet vis tiek tuos prioritetus pasiskirčius mes galim pasidėlioti, kad turėtume daugiau to laiko savo ir būtume laimingos nepersidirbusios darbe, o jeigu būsime laimingos, automatiškai mano klientė tą dalyką jaus, aš būsiu rekomenduojama, aš apskritai būsiu nesusiraukusi. Kaip sakoma, aš laiminga, ir kaip sako, kai mama laiminga, tai visa šeima laiminga. Tai čia lygiai tas pats. Taip, taip. Ir verslas bus laimingas, ir klientas. Ir vėlgi, pažiūrėkite savo laiką kaip į pinigus, nes laikas yra pinigai. Ir tada žiūrėkit, pavyzdžiui, būna meistras neseka savo pinigų, ne? Ir tam reikia, nuomai reikia, mokesčiam reikia, čia vaikui reikia, čia dar kokį saldainį nori, čia kavytės nori, čia piragėlis, čia dar pizzerija su draugiam, čia dar noriu riedučiais, dar kažko nori, tokį renginį, nokį. Ir nebelieka toks trikdžiais, toks išorinis triukšmas, mes nepaskirstom. Mums reikia valdyti, kaip sako, savo atsidėti, tai čia savo laiką atsidėti, prioritizuoti savo ateičiai, atsidėti laiką augimui, o tada jau tiem trikdžiam, jau tai nuomai, kam reikia, klientam, kam reikia, ne, va tenai paskirstyti tą laiką, tai kaip finansus turim skirstyti, taip ir savo laiką pačios įvaldyti ir pirmiausia savo, tai kelionę susiplanuoti, o ne kai liks, arba iš viso neplanuoti kelionės, nes bijosit, kad neuždirbsit per tą laiką. Taip gali būti. Tikrai. Gerai, mūsų 5. principas yra, ji nebando uždirbti daugiau, vien daugiau dirbdama. Oi, čia šitas toks įsišaknėjęs įsitikinimas, žinai, kur kaip dažnai dirbam su klientėm apie nuostatas ir tuos įsitikinimus. Tai dažnai pasako, jeigu jau nori normaliai uždirbti, jau reiks labai daug dirbti. Net nedirbti, o arti. Arti reikės, čia toks iš senų laikų pas mus iš tėvų atėjęs, aš irgi su tuo įsitikinimu užaugau ir su tuo įsitikinimu turėjau dirbti ir negaliu pasakyti, kad 100% aš esu jį pradirbusi, nes dar matau tas užuomasgas ir taip toliau, bet labai svarbu taip pastebėti ir sustoti. Tai pinigų gali būti daug, bet jeigu grįžusi namo tik verki iš nuovargio, tai tikrai nėra laisvė, tai yra perdegimo modelis ir tikrai šiais laikais mes turim viską, mes turim internetą, mes turim AI-us. Dabar dirbtinis intelektas, kuris leidžia optimizuoti savo darbus, pagreitinti savo darbus, sutaupyti galų gale pinigų, ar ne. Jeigu galų gale nenorite labai jau taip mokytis visko ant to dirbtinio intelekto, kaip optimizuoti savo darbus, pasisamdyk žmogų, deleguok, kažką tai daryk, bet daryk taip, kad tau liktų erdvės tavo kūrybai ir neišsektum tuose darbuose, kur tau labai labai nepatinka to daryti. Tai irgi reikia labai pasiskirstyti ir pasižiūrėti, kur tikrai ne mano
kaip sakoma, galveliai, aš tikrai nemėgsiu, nekenčiu to darbo, nes jeigu aš ten atsisėsiu, prisėsiu, ten viską skaičiuosiu ir viską pati darysiu, man neliks mano kūrybiniui darbui, kas generuos realiai iš tikrųjų man pajamas, tai geriau tada pagalvokit apie delegavimą. Bus tikrai daug veiksmingiau. Taip, delegavimas vienas iš tų būdų, kaip daugiau uždirbti, nu, pavyzdžiui, asistentę pasisamdyti, ne, kad jūs, vat, greičiau, pavyzdžiui, plaukų priauginimui kapsulę suruošti, o jūs galėtumėte daugiau klienčių prijungti, ne, bet mažiau dirbti su tom kapsulėm. Taip pat auginkite savo vertę, kelkite kainą. Ir ne šiaip kainą, galima ir tuos paketus daryti, kad klientė, pavyzdžiui, blakstienas ir antakius dažniau imtų. Arba kelkite kombinacijas, darykite, kad ir kirpimas žirklėmis ir plaukų procedūra, kad ta klientė, kuri ateina į tą patį valandos tarpą pusantros, kad ji daugiau sumokėtų per tą pusantros valandos. Ir čia nebūtinas kainų kėlimas, tiesiog pakavimai, kombinacijos tam tikrų. Taip pat jums reikia sistemų. Vėlgi, kai dirbate, pradžioje, kai dirbti reikia, kai vairuoti reikia pradžioje, nu ir pavarą pakeisti, ir vidradėlį, ir į galą, ir į šoną. Viskas yra sąmoninga. Nėra to dar tokio įgūdžio, kad viskas nueitų į pasąmonę. O dabar, kai dirbat, kai nagai, tai užsimerkus ten jau gali nudirdžiuoti, uždėti bazę, visą ką padaryti, jau net galvoti nebereikia. Tai ir čia, kai socialiniai tinklai yra, pradžiai taip bandai važiuoti, nesimina tie pedalai, o po to jau greičiau ir automatiškai netgi. Tai ir tas labai svarbu. Tos sistemos, kad būtų sistema 1, 2, 3 žingsnis. Tokie pakartojimai. Pas jūs galbūt net nepajaučiat, bet darbė yra tos sistemos. Svarbu ribos. Tarkim, galbūt jūs kaip kelsite savo vertę, daugiau uždirbsite, galbūt pas jūs daug atšaukimų. Depozitą paimsite, ta klientė gerai atsišauks ar ten dings, bet daugiau ateis. Galbūt jūs dabar prarandate tas 5 valandas į mėnesį dėl to atšaukimų, nors nepaskaičiavot, būtumėt paėmusios depozitą, galbūt šansas 50% pakiltų, kad jos ateina. Jums jau tauposi darbo valandos. Tos, kurios buvo sugaištos tiesiog ir užimtos. Ir taipogi, aišku, galima ir kainą kelti. Ir dar labiau žiūrėti į ateitį. Socialiniai tinklai labai daug durų atidaro. Programos, online produktai, e-shopai, konsultacijos kitom grožio meistriam. Taip. Tas dar gali būti. Nu, skaitmeniniai tie produktai. Tai va tų augimo modelių daug. Labai daug. Ir jūsų šiuo atveju veiksmas yra pasirinkti vieną ribą ir vieną būdą didinti savo vertę. Tarkim, riba būtų depozitai, riba būtų mažinti jau darbo valandų skaičių, tarkim, jūs mažiau dirbsit ir didinsit tą vertę, didinsit kainą, tai va, daugiau klienčių priimsit, klientės bus laimingesnės, kokybė gerės, nes jūs daugiau resursų turėsit tai klientai priduoti. O būdas galėtų irgi tos kombinacijos, kurias aptariau. Taip, tikrai. Taip, pilnas grafikas, nelygų sėkmė, oi, tikrai. 100%. Aš vis atsidūsauju, nes aš prieš 5 metus dirbu su coachingu ir per grožio sritį iš tikrųjų kaltininkė jinai yra, kad aš esu coachingė. Bet tuom labai džiaugiuosi ir viskas yra gerai, bet aš vis prisimenu tą laiką, kai tu tiek daug dirbi, tai šiaip fiziškai sudėtingas tai darbas, nes dažnai būni pasilenkus, ar ten atsistojus, kirpi rankų, visos, ko be paklausia, visos turi kažkokių tai problemų sveikatos. Tai tikrai 10 klientė, prastesnė kokybė, skaudantis kūnas, sprendimai iš baimės ją prarasti ir taip toliau ir panašiai. Jo, čia tas dalykas yra dar, kad labai grožio meistrės prisirišas prie savo senų klientų, kurie eina nuo pat pirmos dienos ir visą gyvenimą ten pas jas eina. Ir labai tokiem klientam nesinori ten pakelti labai jau drastiškai kainos ir taip toliau ir panašiai. Bet kartais, žinokit, reikia tikrai išmokti paleisti seną, kad ateitų nauja. Galų gale, jeigu klientas yra tikrai sąmoningas ir suvokiantis, suprantantis, kad jūsų nuomos kainos kyla, apskritai visos kainos kyla, produktų, visko, galų gale mes nejaunėjam, bet einam, mūsų amžius irgi auga, ar ne? Ir mes tikrai su laiku turim mažintis tas valandas, kad ir kaip bebūtų darbo ir ta pati, bet kas čia yra svarbiausia, jūsų patirtis, kurią jūs turite. Ta patirtis jau yra, turi savo kainą. Tai tikrai labai gerai pagalvokit apie tai, kad gal geriau mažiau dirbti ir uždirbti tiek pat arba dar daugiau, keliant kainą, optimizuojant savo verslą, pasižiūrėti, kokios sistemos jums gali taupyti jūsų laiką ir galų gale čia tas pats identiteto, tas suvokimas savęs,
nu tai kaip aš dabar noriu gyventi, nes jau ateina etapais branda, tam tikra laikas, kada tu suvoki, kad tave kiti dalykai domina, ar ne? Ir šalia to galbūt jūs galite fiziškai mažiau dirbti, bet pagalvoti apie savo e-shopą, nes tikrai užbandžiusios produktų N esat. Nežinau, kiek ten visokiausių, žinot, kas veikia, kas neveikia, konsultacijos, kaip ir pati Brigita sakė ir taip toliau. Galbūt turit labai gražią iškalbos dovaną ir visą laiką svajojate apie oratorystę, apie kažkokius tai seminarus, gal konferencijas norite daryti, bet bijote, vat vėl pralaužti tą baimę, nors, nu, gvildena toksai, vat viduj, vat kažkas tai kirba, kad norėčiau. Ir tie visi dalykai, atsiradę papildomi reikalai, jūs galite visiškai susimažinti savo fizinį darbą ir būti nuo fizinio darbo mažiau priklausomos ir daugiau daryti kažkokius tai renginius, kažkokius kitus dalykus, kur ar online, ar gyvai, kas nereikalaus jūsų tiek fizinės, nu, vat tos, sakau, fizinio to buvimo. Yra žmonių, kurie visą gyvenimą norės būti meistrais ir tas yra liuks ir ačiū Dievui ir viskas yra su tuo gerai, bet vėlgi, sakoma, mūsų ir psichika, ir nuovargiai, ir viskas, nu, ne, nu, kūnas mūsų tikrai nėra amžinas. Tai tausokit pirmoji vietoj aš. Pirmoji vietoj aš, rūpinkitės sveikata, sportuokit, sveikai maitinkitės. Ar taip, Edita? Pas mus Edita dar irgi užsiima ir sveika gyvensena. Tai Taip, ir kirpėja. ir kirpėja ir tikrai supranta šitus dalykus, ant kiek yra svarbu saugoti save, kad tu iš tikrųjų galėtum dirbti tą darbą. Taip, ir iš tikrųjų, vat, kai dirbat, pagalvokit, ar dirbi, kad gyventum, ar gyveni tik tam, kad dirbti. Taip, taip. Man atrodo, kažką galbūt ir pasidalino. Taip, mielosios, rašo Edita. Nu taip, nes puikiai supranta. Taip, ir ta pigi klientė ir tas didelis pajėgumas iš tikrųjų gali daugiau jums kainuoti, negu uždirba. Ta klientė gali ir laiku, ir nervais, ir ribomis kainuoti visaip kaip. Ir šiuo atveju, vat, kaip minėjau, svarbu yra ta tvirta kaina, tos tvirtos ribos, kad pas jūs būtų. Taipogi, kaip kalbėjom su Kristina, mes prieš tai darėme laivą, matysite mano profilyje, kalbėjom apie tuos 5 grožio verslo etapus, kaip pereiti, kaip meistriai augti ir kada yra tie etapai, kad pereiti į tą programą. Su Viktorija irgi vat, kalbėjom apie pelną, kad pelnas ne tik apyvarta, kaip tos finansus irgi koreguoti, irgi kaip su tom kombinacijom susižaisti su vidutinė klientės verte, nes pilnas kalendorius tai tikrai nelygus sėkmė. Tu gali būti užsipildžiusi, bet gal pas tave ten gale mėnesio nieko nelieka. Gal tu užsipildžiusi, bet pas tave labai maža. Gal pas tave to resursų, žinai, nelieka. Jo, labai reikia savo visą savikainą įsivertinti, čia yra be galo svarbus dalykas, kai tokius dalykus, kad ir, nu, išorinius susitvarkai, tada supranti, kiek tu atiduodi pagal savo energiją. Kaip ir tu minėjai, irgi yra tokių žmonių, kurie ateina, po kurios tu jautiesi pakilėta, po kurios tu jautiesi, atrodo, kad jau net nebegaliu dirbti su kitom klientėm, nes noriu miego, aš esu pavargus ir panašiai. Tai labai gerai apsirašykit savo tikslinio kliento avatarą. Nu, čia yra beprotiškai sunku ir paleiskite tą dalyką erdvę, kokie klientai pas jūs turi ateiti. Taip. Ir vėlgi priminame apie dovaną, jei dar to nepadarėte, bet jau matau, nežinau, gal jau kelios merginos ir parašė, bet galite, kad žiūrite live metu gyvai, nes mačiau jūsų irgi yra merginų, tai nusiskenuokite kodą arba eikite pas mane Instagramą Brigita apačioj tarpelis Karo ir parašykite man asmeninę žinutę augimas, kad gautumėte dovaną, kurią atsiųsime nemokamai. Taip pat gausite šio video įrašą ir dar 2 papildomas pamokas, apie kurias dar kartą priminsime gale. Taip, tai Brigita, matom komentarą pas mane live transliacijoje, kas kalba apie plaukus. Vat parašė, aš ir anksčiau dirbau visą dieną, N klienčių, bet namo grįžus jau nieko nebesinori. Tad pasidariau, kad dirbu nuo šiol tik iki 16 valandos, priimu 1-2 klientės, bet grįšiu nepavargus, nes jau nieko nebesinori. Nebesinorėjo, pasikėliau kainas ir žymiai geriau. Ir labai sveikintina, labai gerai. Tikrai ta vertė savęs suvokimas ateina ir per tą patirtį ir kartais reikia tą praeiti juodą patirtį, kad suvoktum, ant kiek yra svarbu tausoti save. Tai labai džiaugiuosi už tokį sprendimą, nes manau, kad ir uždirbate tiek, kiek norite uždirbti ir turite laiko savo, kaip sakoma, atostogom ir visiems kitiem dalykam, laiminga moteris ir laimingi visi aplinkui. O taip. Taip, tik ta energija, kurios mes nebeišleidžiam tiem klientam, galime kelti tą kainą ir gale
dienos, juk lieka laiko augimui tada. Lieka laiko asmeniniam augimui, mes energiją gerinam, pritraukiam daugiau klientų, manifestuojam, lieka augimui socialiniam tinklam. Daugiau tenai investuoti, kad daugiau tų mokių klientų pritraukti. Tu, Eglė, gavai laivę, o mes gavom ir čia per Zoomą komentarą iš Rugilės, kad labai teisingi pastebėjimai, jei savęs nestatysi į pirmą vietą, gyvenimas privers sustoti. Taip, Tik sveikatos skirtumas, kad kai gyvenimas privers, sveikatos nebesusigrąžinsi dažniausiai. Taip, ir prarasto laiko, ir sveikatos nesusigrąžinsi, gali kažkiek tai pabandyti susidėlioti, gali susigrąžinti tam tikrą prasme sveikatą, žiūrint kokios tos problemos, bet aš esu pati patyrusi perdegimą, kai dirbau grožio srityje ir antrą kartą jau buvau irgi jau taip ant perdegimo ribos. Bet aš sakau, aš kažkaip labai greitai susirinkau klientės, kai pradėjau dirbti, man buvo sakyta, kad oi, čia metus laiko tau reikės, nes reikės, aš nežinau, kai tu spinduliuoji žmogus energiją, nes pas mane labai daug ateidavo ir dėl pačio darbo, bet aš vis paklausau, kodėl jūs pas mane ateinate, dėl tavęs, kaip po terapijos jaučiuosi, tas, nu, daug visokių dalykų, nesgi grožio meistrės yra visos psichologės, išklausom, kur dar reikėtų papildomą mokestį imti už šitus dalykus, nes tikrai būna, kad apkrauna žmonės, bet jeigu tu esi empatiškas žmogus ir tau patinka bendrauti, tu vis tiek prijauti tuos dalykus. Tai tikrai buvau patyrusi perdegimą ir niekam nelinkiu šito dalyko patirti, nes šiaip čia yra labai rimtas dalykas ir dabar perdegimas pagal įstatymą yra pripažintas kaip, nu, tu gali tiesiog nueiti pas savo šeimos gydytoją, jinai gali ir išrašyti šitą dalyką ir tau skirs biuletenį, nes tau reikia ilsėtis. Ir šiaip perdegimas, jeigu rimtas, tai gali ir pusę metų labai sunkus simptomai tęstis. Tai labai labai rekomenduoju, visoms linkiu tikrai atsisukti į save, pasižiūrėti pirmiausiai savo poreikius, aišku, nepamirštant ir klientų poreikių, viskas yra ok, bet kai mylėsite save, tai žinokit, jūs mylės tada visi klientai ir visi aplinkui. Tai čia va pirmoji vietoje. Ta energija. Bet jūs, kad ir užkylat, kad dabar ir dirbat, kad save aukoti savo sveikatos, savo energijos sąskaitą, taigi jūs nukrisit. Tas kritimas, perdegimo sveikatos, tai tą pat kainuos, o gal jau balansų. Tai ir sustot gali pajamos iš viso, nes kai tu esi grožio meistrė, tu dirbi ant savęs, tavo pajamos priklauso nuo tiek, kiek tu dirbi. Tai va dėl to, kodėl yra svarbu, kodėl šiandien mes tiek daug kalbam apie tam tikrus mąstymo modelius ir tam tikrus principus, kad jūs truputėlį pradėtumėt mąstyti plačiau. Plačiau pereitumėt tam tikras savo baimės ribas ir pradėtumėt daryti kitus dalykus, kurie jums gali optimizuoti ir monetizuoti visiškai kitas pajamas per kitus, sakykime, šaltinius. Tai visada galvokite apie tai, ką aš galėčiau padaryti daugiau, kad man reikėtų mažiau dirbti, bet uždirbčiau daugiau, ne vien dėl tų pačių pinigų, bet kad pati kaip moteris, kaip žmogus pajaučiau tą laisvę. Tai koks mūsų 6 principas? Taip, ji pasitikė savo verte ir ją komunikuoja. Čia labai šitas punktas yra svarbus. Tai užsirašymų skaičius nėra tavo vertės matas. Tavo identitetas, tai, ką galvoji apie save net tada, kai niekas iš išorės tavęs nepatvirtina. Čia yra mano number one, kai visą laiką pasakau. Tikrai mūsų vertės matas nėra tiek, kiek mes uždirbame iš tikrųjų, nėra vertės matas pagal klientus, pagal sekėjų skaičių ir taip toliau ir panašiai. Mes kuriam vertę verslui. Ne verslas iš mūsų padaro kažką tai vertingo. Mano energija kuria tą vertę ir aš per save spinduliuoju pasauliui, ką aš noriu parodyti ir kaip noriu pritraukti, ar ne, kaip aš pasitarnauju. Bet tas visas dalykas eina per mane. Tai žinokite savo vertę pirmoje vietoje, ko jūs esate vertos, kaip jūs norite komunikuoti, kokia aš moterimi turiu tapti, kad pasiekčiau tą tikslą, nes kokia moterimi tapsiu, tai bus mano asmeninės savybės ir tai yra jau apie mane. O verslas yra išorinis dalykas, kuris ateis iš manęs. Tai čia yra labai svarbu šitą dalyką suprasti, nes aš kai moterų paklausiu, pagal ką jūs save vertinate? Ar galėtumėte man kažką apie save pasakyti? Ir jos visos pradeda šnekėti. Statusas, vaikai, sertifikatai, pinigai, verslo ten plėtra ir taip toliau ir panašiai. Ir kai sakau, sustojam dabar man, visus šitus rodiklius nusiem, pamirškit viską, ką pasiekti iki šiandien, papasakokit kažką man apie save ir visada būna pauzė. Ir ašarų labai daug būna labai dažnai, daug, nes čia yra jautrus klausimas, bet kai jos šitą dalyką supranta, tada jų verstai visiškai kitaip pradeda generuoti. Jos tada susidėlioja viską taip, kad nebereikėtų savęs aukoti dėl verslo, o jau verslas joms generuoja pajamas didesnės, o joms
darbo reikia įdėti mažiau. Taip, tas darbo modelis labai svarbus, ribos, energija, apie ką mes kalbam, identitetas, nes tu neprieisi prie veiksmo, jeigu mąstymas tave stabdo ir tu negali to peršokti. Bet taipogi šiais laikais, kas žiūri, kas žino, tikrai nėra kaip anksčiau, kur tik iš rekomendacijų, kad tau užtenka turėti tą diplomą, tą sertifikatą, turėti gerą energiją ir klientai patys ateina pro kabineto duris. Būtų žiauriai faina. Bet šiais laikais, jeigu turite tą vertę, turi tą energiją, bet jos nemoki iškomunikuoti, kas iš to? Vis tiek ta gera meilė taipogi gali likti nepasirinkta vien dėl to, kad galbūt ji to ir pasitikėjimo gali turi tą didelę vertę viduje, bet iš jos gerklės tie žodžiai niekada neišeis. Pro jos rankas niekada tai nebus išrašyta, parašyta dėl irgi tam tikrų stabdžių, bet turi būti iškomunikuota ir ji turi pasitikėti savo vertę ir ją komunikuoti teisingai, ją suprasti ir teisingai pateikti socialiniai erdvėjai ir kitiems žmonėms. Taip, 100% pritariu. Ir šiuo atveju jūsų veiksmas yra iš Eglės pusės suprasti savo tą vertybę, kaip jūs dirbat, kuo jūs tikite ir parodykite tą vertybę, parodykite tą rezultatą socialiniuose tinkluose, kokią patirtį jūs sukuriate. Taip. Ir vėlgi, kaip mes minėjom, gali būti tas pats talentas tarp dviejų moterų, bet kitoks rezultatas ir šie principai tai ir įtakoja. O koks mūsų 7 principas? Taip, ji tausoja sveikatą ir kuria saugesnį verslą. Tai jau mes apie tai iš tikrųjų daug kalbėjome, labai gal neužsicikslinsime, tiesiog, kad kūnas nėra tikrai begalinis verslo resursas, grožio darbas fiziškai tikrai yra sunkus ir kaina visą laiką kaupiasi. Tai vėlgi prižiūrėkite save, mylėkite save, žiūrėkite savo vertybės, prioritetus, sužinokite savo tikrasis vertybės, nes irgi matau, kad atrodo, sako sveikata, bet kai paklausiu, kuo jinai gyvena, tai ten ta sveikata iš tikrųjų yra paskutiniai vietoje. Tai apie tai labai labai gerai pagalvokite. Toliau. Tai mūsų 8 principas yra, kad marketingą reikia laikyti verslo dalimi. Tai iš tavo pusės, Egle, ką tai aiškiai? Taip, tai iš tikrųjų autoritetas, žinomumas ir reputacija kuriami nuolat, net kai šiandien klienčių iš tikrųjų pakanka. Man marketingas, aš visą laiką sakau, jis turi tapti tokia natūralia norma, natūralia būsena, kad gali kažką tai pasiplanuoti, aš asmeniškai pati ne viską planuojuosi, nes aš pasilieku savo improvizacijai, tam jausmui, kaip tuo metu pasijuto man, kuo pasidalinti, ką pasakyti ir taip toliau. Lygiai tą patį gali pasilikti savo ir meistrė, nes aš kaip ir minėjau, iš mano pusės, iš mąstymo pusės, man dar yra labai labai svarbu žmogaus vertybės. Aš dažnai galiu, tiesiog mane net gali pasitikėjimas pritraukti visai pašaliniais dalykais ir dėl to aš pas ją galiu nueiti kaip pas ekspertę. Ir šitoj vietoje tikrai nepamiršti savęs ir truputėlį tą savo socialinius tinklus praskiesti. Bet kad ne vien būtų, ekspertinis žurnalas, bet kad būtų žmogaus, nes šiandien dienai tikrai žmogui reikia žmogaus. Taip, tas pritraukimas, kas irgi yra strategijos dalis, pritraukti, sušildyti, sukurti tą pasitikėjimą ir galima turėti tą sistemą ir tarp tų rėmų, tarp tų ribų eksperimentuoti, kaip sporte, turėti tą savo kalendorių, savo sistemą, savo rutiną ir tarp tos rutinos eksperimentuoti, išbandyti kažką naujo. Bet labai svarbu, kad tai būtų jūsų verslo dalis, ne taip, kad aš meistrė, man čia nepriklauso, kad tai yra atskiras darbas, ne, tai yra įskaičiuota. Atsiprašau, bet yra įskaičiuoti kaip ir mokesčiai, finansai yra įskaičiuoti, administraciniai darbai, psichologija, klientų aptarnavimas, viskas įskaičiuota, ypač kai tu dirbi savo. Ir turite pagalvoti, jeigu tu visą mėnesį tik aptarnauji klientus, nieko kito nedarai, o iš ko tu gyvensi kitą mėnesį. Ypač jeigu pas tave nėra tie klientai kaip su nagais, kad kiekvieną mėnesį ateina, ypač jeigu tai permanentas, kirpėjos, plaukų procedūros, kitos nišos, pas jūs klientas taip gali grįžti, būti grįžtamumas, bet jeigu norite augti, kainą kelti, kažkada persikelsite į kitą kabinetą, kitą saloną, pasidarysite pauzę motinystės atostogų. Iš ko jūs, kai grįšite, kai norėsite augti, kai norėsite kelti kainas, kur bus jūsų užnugaris, kur bus jūsų kažkoks įrankis, kaip pritraukti tos klientus. Tada ir atsiranda ta baimė bandyti kažką naujo, baimė kažkaip augti, baimė kelti kainą, nes jūs priklauso tik nuo tų klienčių, kurios ateina pas jūs, bet neturit įrankio ar įgūdžio pritraukti naujų. Tai čia labai svarbu, jeigu esate užsibūkinusios pilnai, turėti bent minimumą, kažkokį minimumą
per savaitę, per mėnesį, ką jūs turite padaryti klientų pritraukimui. To negalime pamesti. Taip, taip. Ir vėlgi, čia apie ką ir kalbam, kad marketingas nėra, kai liks laiko iš Eglės pusės, kad turi būti ir vertybės, ir turinys turi parodyti jūsų ir veidą šiais laikais labiau. Ne, iš mano pusės, aš manau, kad nėra būtina žmonėms filmuotis, kalbėti į kamerą, jeigu jie nenori, bet jau profilio nuotrauka, žmogaus veidas tikrai turėtų būti ir tos vertybės gali būti iškomunikuotos tekstu, turinyje, su balsu, bet be veido. Ir tas turinys turi būti reguliarus. Ir kaip minėjau, marketingas nėra dar vienas darbas, jis yra darbo dalis. Egle, Taip. koks mūsų 9 principas? Taip, jie investuoja į mąstymą, strategiją ir pagalbą. Bandymas viską įsiaiškinti vienai irgi labai daug kainuoja. Dažniausiai kainuoja net ir daugiau. Oi, čia tikrai viską vienai pačiai daryti, vat ką aš ir sakau, tai jeigu tu dirbi savo rankomis, ar ne, nu, nes taip ir yra, dirbi rankomis, pilna ar diena, ar ten pusdienis, ar dar kažkiek tai, nu tikrai bus darbų, kur tu galėsi juos padaryti ir tu privalėsi daryti dėl savo socialinių tinklų, bet yra darbų, kur tu tikrai labai daug galvoji, kad mokysiesi, išmoksi, bet tiek bus visko daug, kad iš to daug viską mesi ir tada sustos ta strategija visa ir sustos visi šitie dalykai. Tai labai labai gerai pagalvokite, kaip vėlgi deleguoti tuos darbus, kam juos perduoti, negailėti investuoti tiek ir į savo mąstymą, nes, žinokite, aš pati galiu iš savo pusės pasakyti, tai aš tai dabar dirbu coachingo darbą. Man atlaikyti skirtingas žmonių psichikas yra įgūdis. Aš kitus metodus naudoju, kad aš pati neprisimčiau visko, ko nereikia prisimti. Bet šiaip iš esmės meistras turi kartais 5-10 klientų, yra tokių, kur, įsivaizduokit, skirtingų žmonių, skirtingų energijų, skirtingų problemų. Jums naštą dedaties ne tik tai tada, kada dirbate ir kad vat, jau pavargsta dienos gale, bet yra tokia našta energijų užkrauta ant pečių, su kuria reikia pradirbti ir negrįžti su tomis problemomis. Nes aš irgi turiu daug draugų, kurios dirba grožio meistrėmis ir kartais mes pasikalbam ir jos nekalba tiesiogiai apie žmonės, bet pakalba apie tam tikrą situaciją žmonių ir aš matau, kaip jos prisigeria viso to tokio negatyvo, tas sunku joms pasidaro, jos pavargs, sakau, kodėl jūs į tai kreipiate dėmesį, sakau, atmuškite, jūs turėkite savo ribas, yra dalykų, kur jums nereikia girdėti, yra dalykų, kur jūs galite gražiai pasakyti, kad ne šitoj vietoj stop. Labai aiškiai suvokti savo ribas, kad neišsunktų jūsų energijos, nes kitą dieną jums vėl reiks eiti į darbą, o jums reikia būti energingoms. Taip, ir Edita rašo, kad čia mano ir tai labai sunku pačiai. Vat taip, Edita, tu labai, labai tokia empatiška, aš pažįstu Editą, tai tikrai tikiu, kad taip gali būti. Ir vat kodėl yra labai svarbu dirbti su savo asmeniniu augimu, kad užbrėžti tas ribas, kad neleisti žmogui įlysti ten, kur nereikia įlysti ar ne, kad galų gale, jeigu net jūs ir girdite, pačiai suprasti, kurioje vietoje aš galiu prisijimti, kurioje vietoje man jau reikėtų pasakyti savo asmeniškai stop. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, nes tas labiausiai sekina. Kitą kartą tikrai emocinis susiekimas yra stipresnis negu fizinis. Fiziškai pavargai, pagulėsi dieną, 2 pamiegosi, ok, bet tas emocinis sunkumas jis taip greitai neišeina. Taip, ir iš tos investavimo pusės pas jūs ateina klientės. Jos nebando ten visko darytis pačios, yra, kurios bando ten plaukus balintis, bet prisižaidžia. Ne visos viską moka ir tikrai negali būti visų galų meistras. Taipogi ir jūs, juk kai ėjote į permanentą iš viso, ne, kai ėjote antakį blakstienos plaukai, juk nebandėt eiti pačios bandyti, savęs nekaltinot, kad nemokat, pačios bandydamas, nežiūrėjot kažkokios nemokos informacijos, nerinkot per visus galus žinių, kurių net nemokat panaudoti ir pritaikyti savo. Juk investavote į specialistą, taip pat daro ir jūsų klientės. Tai jeigu ir jūs norite tokių mokių klienčių, kurios ateina pagalbos, ne pačios visus kampus bando apsėsti, visas kėdės apsėsti, tai ir jūs turite taip daryti, taip elgtis. Nes tas bandymas pačiai viską išsiaiškinti, visko nežinosi, visų pinigų neuždirbsi, visų žinių negausi, visų sričių ekspertų nebūsi. Mes tam ir perkam paslaugas, perkam prekes, produktus, kad mums nereiktų nuo nulio visada tą varškę gaminti, nuo nulio visada baldus susirinkti ir pačiai iš medžio pasigaminti. Tai taipogi ir čia, kas liečia mąstymą,
savo psichologijos pasirūpinimą, kaip Edita atsako, kaip ir su Martyna, savo ribų brėžimą, iš socialinių tinklų pusės pritraukimą klientų ir su visais iššūkiais, su kuriais susidurėte. Nereikia su tuo kovoti pačiai. Yra kaip ir psichikai, ne, va, terapeutai. Tai taipogi ir čia ne viską reikia ant savų pečių apsiimti ir užsikrauti ir save kaltinti, kad jūs to negalite pakelti. Kiti žmonės taip pat to nepakeltų. Ir aš manau, tą reikia meistram tikrai kartoti, kad yra normalu, kad jeigu sunku, yra normalu, jeigu psichiškai sunku, yra normalu, jeigu socialiniai tinklai sunku, yra normalu, jeigu sunku susakyti su mąstysena, su baimėm, tam ir yra ekspertai. Ir į tuos ekspertus neinvestuoti, bandyti pačiai, jums gali kainuoti dar daugiau laiko, dar daugiau bandymų, dar daugiau sugaištų nervų ir prarastų pinigų, kurių per tą laikotarpį neuždirbat, nes ekspertai ir yra tam, kad jums taupytų laiką. Žmonės išmoksta dalykus metų metus, kaip Eglė, kaip aš, kad jum ir padėtumėme. Ir Edita rašo, kad taip, esu daug pareigų savo užsikrovusi. Nu, dirbant savo to reikalauja. Ar teisingai, Eglė? Reikalauja, bet galima ir daug dalykų iš tikrųjų labai susideleguoti. Čia svarbiausia yra brėžti ribas ir čia greičiausiai, kad būna dar toks dalykas, kad aš pati, nežinau kaip pas Editą yra, bet aš pati viską geriau žinau. Tai čia yra perfekcionizmo ištakos, dar kitų visokių, čia reikėtų pasigilinti, bet tas susikrovimas savo visokių pareigų, nu žinot, va čia ir yra, jeigu jau aš užsikraunu pati viską, tai vadinasi, aš neturiu pasitikėjimo tokio didelio pasaulio, nes aš vis tiek galvoju, kad aš geriausiai pati padarysiu, o va čia va reikia mokytis, pasitikėti žmonėmis, mokytis pasitikėti pasauliu, mokytis pasitikėti kitais, kad ir kiti paprašyti pagalbos, mokytis paprašyti pagalbos. Nu, nebūti visą laiką vienai, kaip ir mama, ar ne, jauna ten pasigimdžiusi pirmą leliuką, bijo prašyti kažko tai pagalbos ir turim visokių įvairiausių problemų, kur baisių dalykų, kur tiesiog bijojo paprašyti. Tai tiesiog eikite į pasaulį, pasitikėkite žmonėmis ir sakykite, kas yra negerai, kurioje vietoje aš čia kuo nepasitikiu, man reikia mokytis pasitikėti ir galima šitus dalykus tikrai susitvarkyti, bet reikia juos tvarkyti. Kaip ir kai ieškate tos pagalbos, kursų, programos, eksperto, žinių, kur duotų jums tą strategiją, duotų jums tą pagalbą, kaip pačiai gauti tos įrankius, tvarkyti su mąstysena, tvarkyti socialiniais tinklais, pritraukti klientus ir auginti pajamas, nėra garantijos. Vat kaip mes pradžioje minėjome, kad nėra taip, kad tu turi baimę ir tau ateis angeliukas, pasakys, jo, tai tu eik, tu va tas bus, tas garantuota, tas bus ir va taip čia tikrai atrodys, va gruodžio 31, aš tau garantuoju. Gerai, einu, nėra tokio angeliuko gyvenime, nėra tokio dalyko gyvenime, tokio žmogaus, kuris išburtų jums taro kortą 100% ateitį. Nėra, kad iš anksto žinosit, kad suveiks. Ir nėra, kad pradėsit kažką mokintis ir žinosit, kad tikrai išmoksiu per tokį laiko tarpą. Ir mano manim, ką aš esu sakęs, tai kad sunkus kelias yra tinkamas kelias. Dažnai žmonės galvoja, jeigu sunku, tai netinkama. Aišku, čia jau pagal jausmą žiūrim, bet yra sportas, yra socialiniai tinklai, kur yra, kad bus sunku, bus įgūdis, bet tu turi klausti, turi testuoti, turi kartoti, matuoti ir išmoksti. Tai yra tas įgūdis, kurį turi įgyti ir tuomet turėsi tą ilgalaikę grąžą, tą įgūdį, tą pagalbą, tas žinias, tuos įrankius, kurių tau reikia. Taip, tas sunkumas visada atneša vis tiek į lengvumą, pradžia visada būna sudėtinga, kol įgauni, vat, kaip tu sakai, tą įgūdį, kol įpranta mūsų nervų sistema, kol atsiranda įpročius, nes mes žmonės tai esam įpročių visuma. Įprotis, daugiau niekas kitas, susidėliom, net kartais jau sakau, prasigrinam vertybės, pasižiūrim, kas man yra svarbu, tas sunkumą aš noriu biškį paaiškinti, kad nebūtinai reikia labai sunkiai dirbti, kad ten daug uždirbti, bet tas sunkumas yra požiūrio labai taškas. Tai jeigu tu vertybiškai dirbsi taip, kaip tau patinka dirbti, tau bus entuziazmas ir polikis. Tai nereiškia, kad tu mažiau dirbsi, gal tu ir daug dirbsi, bet tau netrodys sunku. Va čia yra labai didelis tas skirtumas. Tai labai verta dirbti ties tuo smalsumu, verta pamilti savo veiklą, mokytis mylėti tą savo veiklą, kaip aš noriu ir rasti tuos būdus, kaip man patinka tą dalyką daryti. Kad ir galų gale su tais socialiniais tinklais ne viską, ką jūs mokysitės, jums reikės, bet išsitrauksi dalykus, kurie jums labiausiai tinka, eina ir darysit. Ir tada nebus tikrai sunku. Taip, ir ta veikla
Viskas yra sunku. Iš tikrųjų, viskas gyvenime yra sunku. Ir su tavo pajamom, su tavo metais, problemos tos pačios, realiai jų tik tai lygis auga. Ir Taip, viskas yra sunku. Yra sunku sportuoti, yra sunku nesportuoti. Yra sunku dirbti socialiniais tinklais, yra sunku nedirbti su socialiniais tinklais, yra sunku dirbti tam, bet samdomam darbe, yra ir nesunku, ir sunku nedirbti samdomam darbe. Tai iš tuo atveju turime suprasti, kad, okei, gal man nepatinka tvarkytis namus, bet man tvarka tai patinka. tai va, Okei, man gal socialiniai tinklai nepatinka, bet uždirbti pinigus socialinių tinklų tai gal patinka. Gal man sportuoti nepatinka, nu, bet grakščios kūno linijos patinka. Tai vėlgi turime į tą rezultatą žiūrėti, kaip ir tu sakai, ne visur yra sunkumas. Ir kaip minėjai, man labai patiko, kad tikrai vat, gyvenimas iš to susideda. Mūsų rezultatas dabar, tai ką mato mūsų gyvenimas, tai yra įpročių, tiesiog vat, dėlionė. Tai, kas taip. susidėjo iš įpročių. O koks yra mūsų 10 principas, pats paskutinis? Taip, tai demonstruoja standartą, kurio tikisi iš klienčių. Čia labai yra svarbu. Aš jau pradžioj kalbėjau, kad kai aš keičiausi, nebedariau visko, ko nebenorėjau daryti tam tikroms klientėms, pas mane pradėjo ateiti tos, būtent su kuriomis aš ir norėjau dirbti. Tai vat veidrodžio tas efektas, jį moka pilną kainą, gerbia laiką, investuoja ir laikosi savo žodžio, praneša, jeigu negali atvykti, bet ir tu tokia turi būti. Jeigu nori, kad pas tave klientės būtų tavo avataras tokį, kokį apsirašai, atsakyk savo pirmiausia, ar tu pati esi tokia klientė kažkur kitur nuėjusi. Ar tu nevėluoji su mokėjimais, ar tu šiaip nevėluoji, ar tu esi atsakingas žmogus ir taip toliau. Tas vėlgi, kokia ta tavo klientė turi būti, ar tu ištikima savo krypčiai, savo keliu ir savo, neišduodama, kad aš dabar nedirbsiu taip, kaip aš nenoriu dirbti. Bet būtent šiandien noriu dirbti taip, kaip aš noriu dirbti. Čia yra labai svarbu šitą dalyką apsibriežti. Ir dar Nes tai yra. įkrito mintis, kad ribas lengva laikyti, kai niekas nespaudžia. O kai jau atsiranda spaudimas pajamos, tada lengviau pritraukti tą klientę, lengviau tas kainas numušti, jau ir daugiau padirbsiu, nes reikia. Tos ribos jau tada išsitrina. Lengva dabar sakyti, jo, aš turiu tas ribas. Bet reikia palaukti, kol gyvenimas paspaus, ar tos ribos tikrai egzistuoja. Čia kaip ir su santykiais. Čia atsakomybės yra toks plėtimas atsakomybės, nes jeigu, pavyzdžiui, neturi atsakomybių, nėra ten, pavyzdžiui, paskolų, nėra kažkokių tai finansinių įsipareigojimų, nėra vaikų ir taip toliau ir panašiai, tu esi va vienas free, gal tau ir labai patogu būti tame. Bet jeigu tu nori aukti, aš per savo patirtį galiu pasakyti, pasiim paskolą, užsikrauk ant galvos normaliai, dar kažką tai pasidaryk. Ir tada tos ribos taip įsiplečia, taip užsidega užpakalį, kad greitai pradedi daryti dalykus, ką reikia daryti ir tie vat įmetimai save, kai įmeti ten, kur nepatogu, bet ten yra didžiausias augimas. Nes jeigu sėdi, ko labai viskas labai fainai ir gerai, tai niekas nevyksta. O šiaip tai finansai, kaip sakoma, pas vaikus neina. Nes finansai mėgsta suaugusius žmonės. Tai va čia toks dalykas ir yra. Nori salono, įmesk save į tą nepatogumą, greitai susirasi dalykus, kaip reikia viską pasidaryti. Taip turi degti, iš tikrųjų turi degti ir jeigu pati iš savęs negauni tos motivacijos, kad eiti ir daryti, pati savo negali savo pažadą ištesėti, tu reikia, kad kažkas degtų. Bet jeigu klientį reikia atsikelti 8 ryto priimti, tai tada atsikelsi. Jeigu pačia reikia atsikelti, kad pamedituoti, ten pavalgyti normaliai pusryčius, tai neatsikelsi. Dar 10 minučių pamiegos. Jo, dėl kito tai jau galiu. Jeigu vaikui reikia, vyrui reikia padėti, tai galiu. Sau padėti. Rytoj gal pirmadienį, gal per naujus metus. Ir dar grįžtant prie tos energijos, noriu iš verslo pusės pasakyti, nes mes žinom demografiją, kad 30 metų iš Kauno nori gražių antakių, tenai nori gražių plaukų, plaukai su skylė ir taip toliau. Bet žinokit ir energiją. Pagalvokite apie tos klientės energiją. Kokia yra jos energetika, kokia yra mąstysena, kaip ji daro sprendimus. Ar ji moki ir nori investuoti į save, ar ji gerbia tavo laiką bei ribas, kaip ji elgesi, apie ką ji kalba. Tuos dalykus išsianalizuokit ir pagal buvusi principą pasižiūrėkit, ar pati, yra jūsų klientė tokia, aš tokios noriu. Gerai, dabar žymim, turiu ar neturiu šitą. Turiu ar neturiu, ar pati tą demonstruoju, veidrodžiuoju, kad tokią klientę pritraukti, kad tokia klientė pas mane ateitų, ar visgi ne. Taip, tikrai pritariu kiekvienam žodžiui. Taip. Ir ką mes ir kalbam, kad
norime, kad šie principai ne šiaip būtų, nes mes ką pakalbėjom ir daug ir išsiplėtėm, ir įvairių temų palėtėm, Eglė ir savo istorijas, ir pačią nu psichologiją papasakojo, kas tikrai meistras, matau, komentavo, jums labai tikriausiai širdis palėtė, man taipogi. Ir kad taptumėte, kaip vat Eglė ir minėjo, turite tapti tą meistrę, turite gyventi kaip tą meistrę, kurią norite tapti. Ir noriu paskatinti jūs ne tik paklausyti šito podcast'o, šito laivo, bet pasirinkti tą vieną veiksmą iš gido, kurį padarysite. Kada jį tiksliai padarysite ir kaip pamatuosite, kad jį padarėte. Rasite viską dovanoje ir galėsite pasidaryti ir testą. Čia ir yra mūsų 10 pasakytų principų. Eglė, ar gali pro juos greitai praeiti? Taip, tai auganti meistrė, ar ne? Pirmasis buvo veikia, nors dar baisu, pamatuoja ir laukimo kainą, renka ilgalaikį rezultatą, savo tikslui rezervuoja laiką, nebeperka pajamų savo sveikata, vertę ne tik kuria, bet ir parodo, saugo kūną ir kuria saugesnį modelį, marketingą laiko darbo dalimi, investuoja į įgūdį, strategiją ir pagalbą ir pati demonstruoja norimą standartą. Tai vėl čia tas klausimas, kokią aš turiu tapti. Tu sakysi meistrė, aš galbūt pasakysiu moterimi, kad tapčiau tuo, kuo aš noriu tapti. Noriu, nežinau, saloną atsidaryti ar dar kažką. Tai greičiausiai turėsiu būti labai disciplinuota, atsakinga, finansus labai stipriai skaičiuojanti, plečianti pažintis, einanti, bendraujanti, ryšių ieškanti ir taip toliau. Tai labai gerai va šitą dalyką apsibrėžti ir pasižiūrėti. Aha, ir kuris principas šiandien buvo apie tave, tai vat, kuris principas šiandien buvo iš tikrųjų apie tave, parašykite skaičių nuo 1 iki 10, tai galbūt atgal, nes neprisimins, tai aš pasižiūrėsiu live transliacijai, kažkas dar vėliau žiūrės, tu stebėk Zoom'e. Taip, ir galite parašyti savo skaičių, kurie principai apie jūs, taipogi gausite ir gidą, kur ne tik pagalvosite, bet pasirašysite, pareflektuosite realų veiksmą. Realiai pareflektuosite, kokia ta moteris, kokia ta meistrė. Taigi, matau, yra vienas komentaras. Taip, pas Editą yra 9. Tai 9 pas mus, kad ji būtent investuoja į įgūdį, strategiją ir pagalbą, nes Edita pas mus ir minėjo, kad daug apsima ant savo pečių, daug daro pati ir jai labai tie žingsniai rezonavo. Tai vėlgi, primenu, kad šią dovaną galite nusiskenuoti, parašyti augimas. Ir noriu priminti apie dar 2 dovanas, kurias gausite šitame gide. Taip, tai Eglė, iš tavo pusės, kokia tai bus dovana? Taip, tai žinai, ką reikėtų daryti, bet vis tiek save stabdai. Tai mano video pamoka, tai kai atidėlioji sprendimus bei būti matoma, kelti kainas, laikyti ribas, nors jauti, kad gali daugiau. Gausi video apie 10 mąstymo ir identiteto klaidų, kurios neleidžia pereiti į kitą lygį. Labai praktinis, labai daug kas bus panašu kaip ir mūsų live transliacijoje, bet aš dar būsiu iš savo pusės praplėtusi, nes aš kaip ir minėjau, kad ir kaip bebūtų, mano nuomonė ir tavo, Brigita, greičiausiai mes abi turime 80% mąstysena, 20% strategija. Jeigu peržengsite tam tikrus savo ribojančius įsitikinimus, kaip sakoma, tai tikrai prieisite prie strategijos ir tada strategijos tikrai veiks. Nes ką girdžiu, man strategija neveikia, bet kai paklausi, ką darei, nepadariau. O kodėl nepadarei? Šaknis yra giliau truputėlį. Tai va čia šitą dalyką. Tikrai būna, ir jeigu norite šios pamokos, parašykite Eglei, egle.janušauskienė, žodį identitetas, asmeninė žinutė. Šitą dalyką rasite ir gide, ką Eglei parašyti, bus nuoroda jos profilį ir galėsite lengvai parašyti. Ir taip, tikrai tai yra labai svarbu, galėsite vėl tenai pasimatuoti, kurios klaidos jums yra aktualios, nes tas supratimas, tas sąmoningumas yra pusė darbo. Kai tu pamatai, kai tu identifikuoji tas spragas, tai yra jau pusė darbo. Ir pas mane būna ateina tokių meistrų, kur aš negaliu jom pasiūlyti savo darbo kartu. Nes aš matau, kad pas jas dar nėra susitvarkiusios. Kas, kad aš tau duosiu, tu net neprieisi prie to veiksmo. Aš tau duosiu tą programą, bet tu
neturi tiek pasitikėjimo, pas tave dar nedega ant tiek po apačią, kad tu kažką darytum ir bus bergždžias reikalas. Tikrai ateina tokių, kur aš negaliu jom padėti, nes Eglė dar jom nepadėjo. Pas Eglę jos dar nebuvo. O tikrai reiktų. O jeigu buvote pas Eglę, jeigu pačios turite tą vidinę ugnį, jeigu pačios jau žinote, kad norite augti, suprantate, kad ta baime kažkoks auduliukas yra, kažkokie įstikinimai yra, bet juos esate jau pasiruošusi peršokti ir norite žinoti, ką tiksliai daryti, kad tas pajamas auginti, tai galite parašyti man žodį strategija, Brigita tarpelis apačioje karo ir tenai gausite 10 klaidų video. Tai bus apie klientų pritraukimo sistemą, 10 dažniausių klaidų, kurias daro meistrės, dėl kurių jūsų stabdymas, dėl kurių jūsų augimas gali būti toksai stabdomas, galbūt keliate tą turinį, stengiatės būti matoma, tačiau klientės ir pajamos vis dar yra nepastovios, tuomet rašykite žodį strategija asmeninė žinutė. Taip, tikrai. Na kągi, mūsų live transliacija jau į pabaigą, ar ne? Taip. Labai didelis ačiū visoms stebėjusioms, ačiū toms, kurios dar stebėsite, nes tikrai pietų metas, aš tikiu, kad vidury dienos galbūt ne visi žmonės gali prisijungti ir galbūt kažkas norės, bus patogiau iš tikrųjų Zoom nuorodą gauti įrašą ir tiesiog pasižiūrėti, labai paskui patogu pasižiūrėti. Tai tikrai šitą dalyką galėsite padaryti. Ir ką, aš linkiu visiems labai gražios dienos, ačiū tau labai, Brigita, kad pakvietei ir kad šaunuolė, kad tu tokį, kaip čia pavadinai, tu Live Summit, laivų tą visą sesiją tokią, nes daugiau buvo laivų. Live renginys, grožio mėsinti ir kalbėjom su Kristina, kaip minėjom, kalbėjom su Viktorija, dabar su Eglė apie mąstymą, kas, manau, matau, jums labai rezonuoja, ir Edita pasakė, ačiū jums mielosios, ačiū ir tau, Edita, kad buvai. Ačiū. Ir jau ne kartą buvai, jau trečią kartą. Ir dar kitą savaitę kalbėsime su Inesa apie Reelsus ir kaip iš jų gauti užklausas. Tai jūsų visas renginys, 5 ekspertės, 4 laivai, kad visas mėnuo, jau beveik mėnuo, būtų jūsų būtent augimui. Tai ačiū jums ir iki kitų kartų. Ačiū labai visoms ir iki kitų kartų.